Esu Microsoft'o stende ir pirmą kartą matau Lumijas ne su Nokijos, o su Microsoft'o ženklu. Štai pažiūrėkite. Čia Lumia 640. Lumia 640 turi 5 colių ekraną. Štai šita Lumia turi 5,7 colio ekraną. Na, man yra keista, bet jie Nokijos perėmėjai, Microsoft'as, iš tikrųjų yra gana toli nuo išvystymo ekranų rezoliucijos, nes mes jau dirbam su Quad HD ekranais, dalis, sakykime taip, šiek tiek atsiliekančių su Full HD ekranais. Bet nežiūrint to, kad čia yra HD ekranas, 1280 taškų ant 720 taškų, visgi Microsoft'as suteikia ypatingo žavesio. Štai Lumia laikau dabar be pritvirtinimo elementų, matosi Microsoft'o pavadinimas štai čia ir tai yra Lumia XL, tas galingiausias Lumijos variantas. Man oranžinė spalva labai patinka. Iš mano dizaino supratimo tai yra labai sėkminga spalva ir tokia optimistinė. Norėtųsi, kad šito optimizmas lydėtų Microsoft'ą su Nokijos įsigytų tą įmonę ir jau atsisakius pačios Nokijos, o palikus tik tais Lumijos pavadinimą, kad lydėtų jos optimizmas ir sėkmė jų šito brando vystyme ir šitos linijos vystyme. Nors mes žinome, kad pardavimai per ketvirtį atneždavo iki $1 milijardų nuostolius ir tai yra didžiulis išbandymas, kad ir galingai Microsoft'o kompanijai, bet visi supranta, kad mobilioji linija pardavimuose yra ypatingai svarbi ir dėl to Microsoft'as ryžtasi tokiems veiksmams ir patirti tokius ilgalaikius nuostolius, neprarasdamas optimizmo, kad jų operacinė sistema su greičiausiai šitų gaminių upgrade'ais bus sėkmingesnė negu prieš tai buvusios 7, 7,5 ir 8.1. Iki kitų pasimatymų po Ryt LT.